Atidarykite po velnių sąsiaurį. Tokį emocingą pranešimą šiandien paskelbė JAV prezidentas Donaldas Trumpas, kreipdamasis į Irano režimą. Kalbama apie užblokuotą Ormūzo sąsiaurį, kurio atidarimui Trumpas nustatė terminą pasibaigiantį jau pirmadienį, balandžio 6 dieną. Tačiau Irane atsakė, kad niekas neplanuoja atidaryti sąsiaurio, o Trumpo ultimatumas oficialiai atmestas. Ir štai dabar Trumpas, kuris 2 kartus pratęsė savo terminus ir kiekvieną kartą tik stiprino grasinimus, užsipuolė Iraną įžeidimais, kas rodo tam tikrą desperaciją. Tuo pačiu metu Trumpas pats savo prieštarauja. Šiandien jis pareiškė, kad tikisi pasirašyti taikos susitarimą su Iranu artimiausiomis paromis ir sako, kad derybos vyksta puikiai. Ir iš karto priduria, kad jau antradienį Iranui surengs pragarą. Na, turbūt užsimindamas apie masinį energetikos objektų bombardavimą. Tuo tarpu Teheranas nerodo jokių susitaikymo ženklų ir atvirkščiai paskelbė, kad Hormūzo sąsiauris nuo šiol visam laikui bus uždarytas toms šalims, kurias jis laiko priešiškomis. Mano vardas Aleksėjus Pečijus, pakalbėkime apie šią temą kartu. Bet prieš pradėdami paprašysiu jūsų užsiprenumeruoti šį kanalą, paspausti patinka ir parašyti bet kokį komentarą. Ir draugai, jei norite paremti šio YouTube kanalo veiklą, tai galite padaryti finansiškai naudodamiesi bet kokią priemonę. Auka arba mokama rėmėjo prenumerata. Kaip tai padaryti? Visos nuorodos, visi rekvizitai yra šio vaizdo įrašo aprašyme. Ten taip ir parašyta – paremti Aleksėjaus Pečijaus kanalą. Pasirinkite jums patogiausią formatą, būsiu dėkingas už bet kokią jūsų paramą. Ir užsiprenumeruokite mano Telegram kanalą Pečijus News. Nuoroda taip pat yra šio vaizdo įrašo aprašyme. Taigi, šiandien Donaldas Trumpas akivaizdžiai parodė desperaciją ir perėjo prie atvirų emocijų. Juk jo trečiasis terminas ir ultimatumas Iranui nesuveikė. Trumpas pagrasino pradėti bombarduoti Irano elektrines ir tiltus jau nuo antradienio, jei Irano režimas neatidarys Ormūzo sąsiaurio. Svarbu suprasti, kad jau pirmadienį, balandžio 6 dieną, baigsis 10 dienų terminas, kurį Trumpas nustatė Iranui. Anksčiau jis grasino bombarduoti šalies energetikos, vandens ir naftos infrastruktūrą, jei nebus pasiektas susitarimas dėl sąsiaurio atidarimo. Trumpas pirmą kartą iškėlė tokį ultimatumą ir nustatė terminą kovo 21 dieną, suteikdamas 48 valandas susitarimui pasirašyti. Vėliau Trumpas pratęsė savo nustatytą terminą dar 5 dienoms, o po to dar 10 dienų. Ir iš anksto pasakysiu, kad galbūt tai ne paskutinis pratęsimas. Ir per visą šį laiką Iranas neparodė jokių ženklų, kad būtų pasirengęs taikos susitarimui ar Hormūzo sąsiaurio atidarimui. Tačiau Trumpas spėjo kelis kartus viešai pareikšti, kad jis veda labai produktyves derybas su naujoju Irano režimu. Teheranas pareiškė, kad visa tai yra tik priedanga, apkaltino Trumpą karo nusikaltimų planavimu ir pagrasino atsakomosiomis atakomis prieš infrastruktūrą Izraelyje ir kitose Persijos įlankos šalyse. Na, tai reiškia, kad Iranas pasiruošęs bombarduoti elektrinės ir vandens gėlinimo gamyklas įlankos šalyse. Pranešama, kad pastarąsias 10 dienų JAV ir Iranas vedė netiesioginės derybas per Pakistaną, Egiptą ir Turkiją, bandydami pasiekti susitarimą dėl ugnies nutraukimo mainais į Hormūzo sąsiaurio atidarimą. Kol kas reikšmingos pažangos nepasiekta, o vakar šaltiniai pranešė, kad derybos apskritai pateko į akvavietę. Galiausiai, kai dar vienas ultimatumas nesuveikė, o Donaldui Trumpui panašu nėra jokio B plano, Amerikos prezidentas puolė į isteriją. Šiandien Donaldas Trumpas paskelbė tokį isterinį pranešimą, citata. Antradienis Irane taps elektrinių ir tiltų diena. Viskas viename. Nieko panašaus šioje šalyje nebus. Atidarykite po velnių sąsiaurį, jūs bepročiai niekšai. Arba gyvensite pragare, spręskite patys. Šlovė Alachui. Al Jazeera tuoj pat praneša, kad Irano režimas oficialiai atsakė į šią Trumpo isteriją ir pareiškė, kad niekas neatidarys Ormūzo sąsiaurio. Irano aukštas pareigūnas pareiškė Al Jazeerai, kad sąsiauris bus atidarytas tik tuo atveju, jei Iranui bus mokamos karinės kompensacijos už laivų tranzitą. Iranas. Tai reiškia, kad Iranas dabar daro sąsiaurį mokamą net ir po karo. Tačiau tai dar ne viskas. Šiandien Donaldas Trumpas skubiai davė telefoninį interviu leidiniui Axios, kuriame pareiškė, kad JAV aktyviai derasi su Iranu ir kad susitarimas gali būti pasiektas iki jo nustatyto termino, kuris baigėsi antradienį. Citata. Tikimybė pasiekti susitarimą yra didelė, bet jei jie nesudarys susitarimo, aš viską ten susprogdinsiu. Ir taip, šis pareiškimas nuskambėjo jau po šios isterijos. Tarpininkai socialiniuose tinkluose.
Na, kažkas tiki Trumpu, kad dėrybos iš tikrųjų vyksta gerai. Iš pradžių isterija, o paskui sako, taip nieko, dėrybos vyksta neblogai. Isterija juk turbūt yra sėkmės ženklas, tiesa? Tarpininkai Pakistane, pavyzdžiui, yra mažiau optimistiškai nusiteikę dėl artėjančio susitarimo, tačiau teigia, kad dirbs iki paskutinės minutės, kad pasiektų bent dalinį susitarimą. Ir dėmesio atidėti dar vieną Trumpo ultimatumą. Taip, Trumpas gali dar kartą pratęsti savo terminą, todėl nesistebėkite. Priminsiu, kad Trumpas pagrasino sunaikinti infrastruktūrą gyvybiškai svarbę Irano civiliams gyventojams, jei jam nepavyks pasiekti susitarimo su Irano lyderiais. Atsakydamas į Axios klausimą, ar Trumpas nesijaudina, kad gali pakenkti nekaltiems Irano civiliams gyventojams, Trumpas pareiškė, kad jo nuomonė civiliai, kurie priešinasi savo vyriausybei Teherane, palaikys tokius smūgius. На ослабление режима. Цитата. Jie gyvena baimėje, jie bijo, kad mes pasitrauksime karo metu, bet mes nepasitrauksime. Tuo pačiu metu Trumpas pranešė Axios, kad jo pasiuntiniai Stevenas Witkovas ir Jaredas Kushneris veda intensyves dėrybas su iraniečiais. Du šaltiniai dalyvaujantis dėrybose pranešė, kad dėrybos vyksta tarpininkaujant Pakistano, Egipto ir Turkijos tarpininkams, taip pat per tekstinės žinutes, kuriomis keičiasi šalys. Trumpo patarėjai su Irano užsienio reikalų ministru Abbasu Arakčiu. Na, tokios savo dėrybos per WhatsApp. Ir čia Trumpas pradėjo elgtis kaip Vladimiras Putinas, beje, kurį visada visi apgaudinėja. Na, pasak jo, kaip jis sako, apgavo ir vėl apmovė. Trumpo citata. Dėrybos vyksta gerai, bet su iraniečiais niekada nepasieksi finišo linijos. Prieš kelias dienas JAV ir Iranas buvo arti susitarimo dėl tiesioginių dėrybų, bet tada jie pasakė, kad susitiks su mumis po 5 dienų. Tada aš paklausiau, kam reikalingos tos 5 dienos. Man pasirodė, kad jie nėra rimti, todėl aš atakavau tiltą jungiantį Teheraną su šiauriniu Iranu. Taip pat svarbu pažymėti, kad derybininkai pranešė, jog Pakistano, Egipto ir Turkijos užsienio reikalų ministrai bando suderinti pasitikėjimą stiprinančių priemonių paketą, kuris galėtų paskatinti Trumpo ultimatumo pratęsimą ir priartinti šalis prie asmeninio susitikimo. Na, tai yra didelė tikimybė, kad antradienį jokių Irano bombardavimų nebus, o pats Trumpas vėl išeis ir pasakys, kad dėrybos vyksta tiesiog puikiai ir vėl 3 kartą pratęs savo itin griežtą terminą ir ultimatumą. Na ir laidos pabaigoje tiesiog priminsiu, kad Donaldas Trumpas praėjusiais metais 3 kartus pratęsė terminą ir ultimatumą Vladimirui Putinui dėl karo prieš Ukrainą pabaigos. Visi terminai jau seniai pasibaigė ir nieko taip ir neįvyko. Priešingai, Trumpas pradėjo naikinti sankcijas Rusijai. Štai ir visa Donaldo Trumpo ultimatumų vertė. Čia padėsiu daugtaškį, savo nuomonę, savo išvadas rašykite komentaruose po šią laidą. Prenumeruokite kanalą, paspauskite varpelį ir nepamirškite paspausti patinka. Ir jei norite paremti šio YouTube kanalo veiklą, būsiu jums už tai dėkingas. Tai galite padaryti per bet kokią auką pagal nuorodas ir rekvizitus esančius šio vaizdo įrašo aprašyme. Tai viskas, saugokite save, viso gero visiems.